Sveiki, mano vardas Diana ir šis vaizdo įrašas buvo sukurtas dirbtinio intelekto pagalba. Bankininkystės pramonė priima dirbtinio intelekto technologijas, siekdama padidinti operacinį efektyvumą, pagerinti klientų aptarnavimą ir optimizuoti vidinius procesus. Dėl dirbtinio intelekto gebėjimo analizuoti didelius duomenų kiekius, jis leidžia geriau vertinti kreditus, realiu laiku aptikti sukčiavimą ir teikti personalizuotus finansinius produktus, užtikrinant saugesnius ir greitesnius sandorius klientams. Dirbtinio intelekto valdomos sistemos taip pat teikia automatizuotas investavimo ir turto valdymo konsultacijas, padarydamos šias paslaugas prieinamas platesniam klientų ratui. Tačiau kartu su privalumais atsiranda reikšmingi teisiniai svarstymai, ypač susiję su duomenų privatumu ir apsauga. Norint visiškai išnaudoti dirbtinio intelekto potencialą bankininkystėje, reikalingi aiškus teisiniai pagrindai, kad būtų užtikrintas etinis naudojimas, išvengta šališkumo sprendimų priėmime ir apsaugoti vartotojų duomenys. Atsakingas įgyvendinimas padės išlaikyti klientų pasitikėjimą, maksimaliai išnaudojant dirbtinio intelekto privalumus bankininkystės sektoriui. Susisiekite su Krovdie, o sužinoti daugiau galimybės.